Diena, mes Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro mokiniai norėtume pasveikinti mokytojus su Tarptautinė mokytojų diena. Labą dieną, kaip jaučiatės į šventinį rytą? Oi, žinokit, tiesiog neapsakomas jausmas. Einu gatve, mokiniai su gėlytėm. Neįsivaizduojat, kiek tų dienų jau matytų, bet kuo tolyn, tuo savo brandume tą įvertinu labiausiai. Smagu, kad labai gražiai pasitinkat, kad pasipuošia gražiai. Net labai malonu, kad aš esu jau pensininkė, kiek jau čia turbūt 3 metai ir esu visą laiką dalyvauju visur. Tai tokia laiminga, ateinu čia, džiaugiuosi, čia viskas gražu, pas mus kuo toliau vis gražiau. Kodėl būtent pasirinkot mokytojo profesiją? Galbūt taip susiklostė gyvenimas. Kaip ir kiekviena, turbūt moteriškos lyties atstovė vaikystėje, norėjau būti mokytoja, žaidžiau mokytoja, po to nebuvau mokytoja ir po to tapau mokytoja. Iš idėjos gal? Meilės vaikams? Aš jau 26 metai dirbu šioje mokykloje, labai myliu vaikus ir tiesiog kiekvieną dieną yra šventė dirbti. Mokytoja dirbu ne per seniausiai, 3 metai, tiesiog taip susiklostė, kad teko gyvenimą kažką keisti ir pakeičiau ir visai nesigailiu, kad pakeičiau. O kokių savybių reikia būnant mokytoju? Greičiausiai mylėti savo darbą, mylėti mokinius ir tuomet nesijausi, kad dirbi. Kaip ir visuose darbuose, dirbti sąžiningai, su meile. Būti visada pasitempusiam, rodyti gerą pavyzdį mokiniams, turėti žinių, kurias galėtum perduoti mokiniams. Tai vat pagrindinės savybės. Mokykla pati nuostabiai gražėja. Ir aš norėčiau palinkėti visam kolektyvui laikytis ir klestėti. Norėčiau palinkėti esamiems kolegoms svarbiausia ištvermės, nes pedagogų darbas turbūt yra vienas iš sunkiausių, reikalaujantis daug pasiaukojimo, daug kantrybės ir žinoma, mes atiduodam visą save, kad mes išugdytumėm kuo geresnį ateities žmogų. Šiandieną pas mus tas renginukas ir sako, tai yra karališkas kodas. Man atrodo, kad mes tą karūną per 45 darbo metus užsidėjom tikrai labai didelę ir tinka mums tas darbas, patinka, tarnaujam mes, tarnystę labai įsisavinom ir suvokėm dabar jau, kad tai yra tarnystė ir kad mes galim savo laiką, kurį Dievas mums skyrė, pašvęsti kitiems ir tuo džiaugtis. Mokytojai. Norėčiau Jūs pasveikinti su Tarptautinė mokytojų diena bei palinkėti visokeriausios sėkmės. Norėčiau palinkėti mokytojams ramybės ir ištvermės dirbant su mokiniais. Mokytojams norėčiau palinkėti stiprybės, išminties ir viso ko geriausio. Norėčiau pasveikinti mokytojus su Tarptautinė mokytojų diena, palinkėti jiems laimės, sveikatos ir sėkmės profesiniam gyvenimui.